Žalgirio arena pilna laukimo, įtampos ir tikėjimo. Ir tai yra jau paskutinis mūsų susitikimas šiame sezone čia Kaune. Tačiau savaitės istorijų mes dar tikrai ilgai nepamiršime. Atrodo, kad gyvename tikroje krepšinio pasakoje. Na, o šį vakarą visi lauks vieno atsakymo. Ar Žalgiris sugrąžins šią seriją į Stambulą? Netrukus jūsų laukia karščiausi trenerių ir žaidėjų komentarai. Studijoje pokalbis su Tomu Okmanu. Na, o dabar žodis Tautvydui ir Jonui. Labas vakaras, TV3 žiūrovai. Labas vakaras, TV3 žiūrovai. Eurolyga sugrįžo į Kauną. Sugrįžo, kadangi labai to laukėme praėjusiame mače. Kauniečiai sugebėjo išlyginti serijos rezultatą. Čia prie mūsų su Jonu ir dar vienas Jonas Mačiulis prisėdęs taip pat laukia Žalgirio šios dienos mačą. Labas vakaras, paskutinis kartas šį sezoną Žalgirio arenoje, ypatingas kartas. Trise komentuosime, Jonas prisijungė turintis bilietą į Atėnus, o jeigu rimtai, tai Kauno Žalgiris sieks pratęsti savo kelionę link Eurolygos titulo, link Eurolygos finalo ketvirto, kuris vyks Atėnus ir šiandien šansas sugrąžinti šią seriją į Stambulą. Didelis spaudimas Žalgiriui be abejo buvo po pirmųjų dviejų rungtynių Stambule, kurias Žalgiris pralaimėjo ir kauniečiai tose trečiosios rungtynėse tikrai turėjo nemažai vargo. Visą mačą reikėjo vytis Fenerbahčio komandą, tačiau paskutinėmis ketvirto kėlinio minutėmis žalgiriečiai perlaužė rungtynės ir iškovojo pergalę, o dabar Jasikevičiaus mintis. Treneri, kiek svarbu jūsų komandai bus išlikti ramiai, disciplinuotai, nepasiduoti emocijoms ir turbūt tai atmosferai, nesudegti toje atmosferoje, kuri bus beprotiška? Reikia žaisti geriau krepšinį ir taip toliau. Čia galim daug šnekėti, bet paprasčiausiai reikia žaisti geriau, reikia žaisti pastoviau, negali būti tiek į viršų į apačią. Pastovumą akcentavo Šarūnas Jasikevičius, turbūt Jonai tai galima pasakyti ir apie Kauno Žalgirį. Šarūnas Jasikevičius nuolat kartoja žaisdamas prieš Kauno Žalgirį, kad tai yra lygesnė komanda, turėdamas omenyje, kad išvengia didesnių duobių, bet Stambule buvo kita istorija, rungtynės Kaune parodė, kad Žalgiris tikrai gali būti lygi komanda, taip, pradžia buvo sudėtinga, bet po to nuo kokios 15-osios rungtynių minutės mačas pasikeitė absoliučiai. Treneri, trečiosios serijos rungtynės pakeitė šios serijos nuotaiką. Kas jums suteikia tikėjimo, kad ši serija gali prasitęsti iki Stambulo? Visų pirma, kad mes kaunamės dėl kiekvieno kamuolio, nepalūžom, trečiose rungtynėse pralaiminėdami, išlikom kartu ir prieš savų žiūrovų akivaizdoje tikrai norim žaisti, norim rodyti kovą, o rezultatas bus vienoks ar kitoks, bet svarbiausia, kad atiduot viską aikštelėje. Ir nebejoju, kad ta pergalė suteikė papildomą pasitikėjimą, parodėt, kad galite perlaužti rungtynės. Kiek dar papildomo impulso gali suteikti šį vakarą ši arena ir šis beprotiškas palaikymas? Kaip suprantam, kad prieš šių žiūrovų šiemet žaidėm paskutinį kartą, nesvarbu, koks bus rezultatas, taip kad turim, kaip visai sakau, kovoti ir mėgautis tuo, mėgautis šitą areną, mėgautis šitais fanais, kurie yra tikrai patys geriausi ir mes norim jiem atsidėkoti gerų žaidimų. What else gonna be crucial tonight? What gonna be the key moments if you wanted to be alive in this series? I mean, it's just, executing every possession. You can't take possessions off. If the goal is to play a complete 40 minutes, it's staying mentally locked in, every possession to give ourselves a chance. Turime išlikti rungtynėse kiekvienoje atakoje, tada galėsime kautis dėl pergalės, taip kalbėjo Nigelas Williamsas Gosas, kuris yra vienas iš stabiliausių Žalgirio žaidėjų šioje serijoje. Reikšmiškai galima sakyti ne vienas, o stabiliausias Žalgirio žaidėjas, kuris nuo pirmųjų serijos rungtynių darė savo dalykus, bet tai yra normalu, iš jo to ir tikimasi, apie tai kalbėjo ir Tomas Masiulis, sakydamas, kad dėl to jis yra čia, tai yra milžiniška patirtį sukaupęs žaidėjas, pastaraisiais metais patekęs į finalo ketvirtus ir žinoma yra tapęs Eurolygos čempionu. Žalgiriui faktas, kad reikės ir didesnio atsarginių žaidėjų indėlio šiandieną tų, kurie kils nuo suolo. Taip, ta rotacija yra susiaurinta, bent jau tokia buvo trečiosiose serijos rungtynėse, bet turbūt sunku įsivaizduoti, kad mačą galima laimėti 4 ar 5. Natūralu, kad reikės papildomų žaidėjų įsijungimo. Madolo yra vienas pagrindinių rezervų. Edgaras Ulanovas praeitame mače puikiai išėjo į aikštę ir tikrai praplėtė tą rotaciją, bet tų žaidėjų indėlio kylančių nuo suolo labai reikės Žalgiriui. Žalgirio procentai, kalbant apie pataikymą iš toli, po truputėlį kyla į viršų. Jeigu Stambule tas pataikymas buvo 22-23%, tai rungtynėse Kaune žalgiriečiai jau atakavo apie 30% pataikymų. Tikėsimės, kad šiandien tie skaičiai kils dar aukščiau. Dabar trumpa pauzė, po jos pokalbis su pačiu Tomu Okmanu.
Šalia manęs studijoje jau yra Kauno Žalgirio akcininkas, vienas iš Tesonet įkūrėjų Tomas Okmanas. Tomai, pagaliau, labai smagu tave čia matyti ir ypatingai tokį vakarą. Jo, pažiūrėkit, kokia šventė, labai džiaugiamės šią dieną. Iš tikrųjų, neįtikėtinas laikas Kauno Žalgiriui. 19 000 žmonių vienu metu siekia nusipirkti bilietą į šias rungtynes. Kaip tokį ažiotažą išgyvena Kauno Žalgirio vadovai? Tai mes džiaugiamės, man atrodo, čia yra ne visų pirma Kauno, bet visų antra ir turbūt visos Lietuvos šventė. Šiaip klubinis krepšinis šią savaitę ir ypatingai susidomėjęs ir tikrai džiaugiamės, kad Lietuvos krepšinis yra šiame etape. Vos tik Lietuvoje pasirodė naujiena, kad Žalgiris domisi Jonu Valančiūnu, reakcijos tiesiog susprogo. Ir aš suprantu, kad situacija dar labai ankstyva ir čia daug ko negalima komentuoti, bet apskritai, kiek toks vardas parodo, į kokį lygį Žalgiris jau yra užaugęs. Jonas yra legenda ir man atrodo viena apie tai, kad jo vardas yra minimumas ir kartu su Žalgiriu jau yra pasiekimas. Tikiuosi, Jonas žiūri šiandien, žinau, kad žiūri, tai linkėjimai jiems ir jau ką, laukiam jo vieną dieną čia, visi kartu, arba kaip žiūrovą, arba kaip prisijungti prie komandos. Tikrai laukiamas Jonas visada yra Lietuvoje, jo labiau ir Kauno Žalgiryje. Wow. Tai yra įspūdinga, ne? Įspūdinga, ką mes šiandien matysime, bet pakalbėkime dar apie žaidėjus. Viena yra įsigyti gerų žaidėjus, ar ne? Visai kita medalio pusė, juos išlaikyti. Kaip jūs tą darote? Aš suprantu, kad pinigai yra labai svarbu, bet ką Žalgiris daro dar, kad suteiktų išskirtinės sąlygas tokiems žaidėjams? Na tai visų pirma, Žalgirio komanda, čia net ne aš, o visa komanda dirbanti čia kartu su mumis, jie iš tikrųjų visą tą daro. Ir mums rūpi, mums svarbus yra kiekvienas iš jų, kaip jie jaučiasi, kokią rolę jie užima, kad jie atrastų save, kad būtų sveiki, kad sportuotų. Ir man atrodo, visi tai žino ir supranta. Ir dabar Žalgiris su šitą fanų bazę, su viskuo, tai yra aukščiausio lygio organizacija, kurią padarė visi čia dirbantys žmonės ir tai leidžiant kartu dirbant ir su finansais ir būti labai retai pelningai organizacijai. Na, man atrodo, tas sudeda į tokį puikiausią kokteilį, kuris leidžia jau tikrai konkurencingai mums kovoti dėl geriausių vardų visą pasaulį. Paulius Motiejūnas, na ir labai geras bičiulis ir partneris, grįžta prie komandos vairo. Kiek jo patirtis Eurolygoje gali padėti Žalgiriui toliau augti kaip organizacijai visam tam Europos krepšinio kontekste? Tai įsivaizduokit, Eurolygos CEO šiuo metu jau ir padeda ir Žalgiriui visiems kitiems. Visą laiką padėjo. Jis yra žalgirietis, kaunietis iš širdies. Ir man atrodo, patirtis, kurią jis įgijo būdamas ten, tikrai labai padės mums toliau augti. Ir aš džiaugiuosi, kad toliau jis tęs savo karjerą kartu su mumis. Visai neseniai ar nenuskambėjo jūsų ambicija? Mes turim laimėti Eurolygą. Kiek toks mąstymas prisideda prie Žalgirio vizijos ir ateities? Tai čia gal aš tik per daug ir garsiai šneku. Man atrodo, visų yra ambicija tokia pati. Ir Paulius Jankūno, Paulius Motiejūno, ir Gedimino, visų trenerių, Tomo Masiulio. Tiesiog, tai jeigu nesieksi aukščiausių tikslų, tai jų ir nepasieksi. Tai kaip sakoma, bandykim skristi Marsą, gal Mėnulį nusileisim, tas irgi gerai. Apart to, kad Žalgiris nuolat didina savo biudžetą ir iš tikrųjų jau pritraukia daug garsių vardų. Ką jūs darote tokio, kad ne visa Europa jau mato, kad Žalgiris auga tikrai kiekvienais metais ir tas augimas yra spartus? Na tai matot, mūsų komanda fanai auga ir koks čia yra pasirodymas. Aš praeitas varžybos buvau, tai praktiškai per pertrauką buvo Justino Jaručio gyvas koncertas su grupe. Tai yra tikrai aukščiausio lygio renginys ir mūsų aplankė praeitą savaitę žmonės iš New Yorko, dabar žinau, kad žmonės iš Estijos atskrido, jie yra nustebę, sako, kad mes nesam nieko panašaus matę. Ta padarė visi čia dirbantys žmonės, tai labai ir fanai kartu, kultūra, bet jų nieko nebūtų. Mes dar nežinom, kaip baigsis šis sezonas ir ką dar jis mums atneš, bet žiūrint šiandien, kuo ypatinga buvo šita kelionė su Kauno Žalgiriu šiandien? Tai yra paskutinės mūsų sezono varžybos Eurolygoje ir man atrodo, tai yra ypatingai svarbus sezonas, kuris mums leidžia galvoti apie ilgalaikius tikslus. Fanai, susitelkimas, būti kartu, šeimos, vaikai, aš čia matau tiek daug vaikų, šeimų, senelių, mano tėvai čia yra giminės. Man atrodo, tai yra tikrai didžiulė viso Lietuvos šventė ir penktadienio
vakarą, tiesiog, man atrodo, ar namie, ar čia būnant, viena iš geriausių vietų, kur galima praleisti. Tikrai, kai buvo likusios tos 2 minutės, aš mačiau net žmonių ašaras akise ir, na, čia iš tikrųjų vyko kažkoks kosmosas ir tu pats esi čia ir supranti, kokia privilegija, ar ne, yra būti visų to dalimi. Ir, kaip sako Tomas Masiulis, mes tiesiog privalom mėgautis. Tomai, labai ačiū tau, mes turime baigti šią akimirką, mūsų laukia trumpa reklama, gero visiems krepšinio, ne tik per TV3, bet ir per GO3, nes ten tiesiogiai transliuojamos visos Eurolygos rungtynės. Taip pat mes norime padėkoti vyriškų drabužių parduotuviai Elitman, drabužių valyklai Paulinė už mūsų komandos įvaizdį bei Brunch Bar už skaniausius vėlyvuosius pusryčius Kaune. Iki greito pasimatymo. Fucking around